dalį ir liko dar mums išklausyti 3 pranešimus. Tai dabar prašysim Vytauto Didžiojo universiteto istorijos katedros vedėjos, docentės daktarės Vaidos Kamuntavičienės pakalbėti apie psichologijos metodų taikymą istorijos moksle. Labadiena visiems, jei leisit, aš sėdėsiu, man tai bus patogiau. Su pirma, ačiū, kad pakvietėte, kad čia sugalvojote surengti šitą konferenciją, nes iš tiesų šiandien aš matau, kad mums istorikam labai to reikia, nes mes verdam savo susurtise ir kitas požiūris tikrai labai yra mums naudingas. Netgi po visų kitų pranešimų man teko tiesiog permatyti ir savo pranešimą. Ir jeigu man jau dabar reikėtų skaityti, bet ir reikia naujai, tai šį tiesiog gal pavadinčiau taip, kad tai yra šiuolaikinio istorijos mokslo psichologinės problemos. Nes aš pamačiau, kad tai tikrai yra aktualiau. Dabar kodėl jos kyla ir kodėl toje istorijoje tiek daug tų problemų. Iš tikrųjų, pirmiausia, turėtume kelti klausimą, ar mes mylim savo istoriją, ar lietuviai myli savo istoriją. Nes, pavyzdžiui, kaip tenka bendrauti su prancūzais, lenkais, ten jie labai gerai žino savo istoriją, apie prancūzų revoliuciją, ten apie kažkoks tai kitus įvykius jie gali pasakoti tiesiog savo šeimininių, asmeninių pobūdžių metu pas juos kyla tokios diskusijos. Lietuvoje mes tikrai neįsivaizduojam, kad, pavyzdžiui, vestuvių metu užstalėje būtų pradėta kalbėti, diskutuoti apie Žalgirio mūšį. Tai mums tikrai yra sunkiai suvokiama, o tai yra kitose kultūrose. Ir kodėl dabar taip atsitiko? Tai iš tikrųjų čia yra tų visų traumų pasekmė, nes iš tikrųjų sovietmečių mumgi buvo drausta turėti savo istoriją tokią, kokią mes ją norėtume matyti. Ir vat kaip dabar yra skundai, kad ta istorija buvo labai neįdomi, nes ten yra tik tai vieni faktai, kuriuos labai yra sunku atsiminti, tai vėlgi yra sovietmečio dalykas. Nes kada tau reikia į tuos faktus įdėti tą tokį sovietinį turinį, to nesinori daryti. Už tai ta istorija pasidarė tokia sausa vien tik tai faktai. Ir tada tu turi būti protingas daug mąstyti, kad iš tų faktų tada kiekvienas gali įdėti savo turinį į juos. O tai tikrai vaikams buvo per daug sudėtinga, o mokytojai vėlgi dėl tų ideologinių dalykų to daryti negalėjo. O va dabar, jeigu jau dėstytojo Bulatos istorija VDU ką tik atkurtame universitete buvo įdomi, tai neabejotinai jinai tokia turėjo būti, nes jinai jau turi turinį, jau dėstytojas išsako savo požiūrį į ją. Tai va čia yra tokios tikrai ganėtinai didelės problemos. O dabar kokia yra pagrindinė problema, kodėl istorikams sunku gyventi šiandien Lietuvoje, ne vien dėl ekonominių dalykų, bet daug labiau dėl tokių būtent psichologinių dalykų, nes yra istorija šiandien labai sureikšminta ir mes labai ligotai dar žiūrim į savo istoriją. Na, vienas pats šviežiausias pavyzdys. Vakar į mūsų istorijos katedrą ateina raštas iš švietimo ministerijos. Pasirodo, Vilniuje į švietimo ministeriją kreipėsi būrys partizanų ir ten tų visų tokių labai gerų ir mūsų gerbiamų žmonių, garbingų amžiaus, kad mūsų mokykliniuose naujose, jau ką tik pasirodžiusiuose šiuolaikiniuose vadovėliuose yra kraipoma Lietuvos istorija, tendencingai pateikiamas, apžvelgiamas partizaninis judėjimas. Ir mums katedrai liepiama peržiūrėti visiems gerai žinomų istorikų, tokių kaip Liudo Truskos ir Alfredo Bumblausko darbus, kurių pagrindų buvo parašyti tie vadovėliai, kad jie, žodžiu, čia rašo tų senukų požiūrių klaidingai, rašo nesąmonės. Ir mes už tai susidurėm su tais stereotipais ir kaip mums juos įveikti. Būtent va čia mums reikia tos psichologų pagalbos, nes tie seni partizanai, jie turi savo seniai susiformavusi dar šapokinės, taip vadinamos tarpukarinės istorijos modelį ir jie tiesiog nenori priimti, kad ta istorija yra visokia, kad nėra vienas žmogus, nėra visiškai geras, jis yra truputį geras, truputį blogas, tai lygiai taip pat ir visa visuomenė, tai lygiai taip pat ir su tais partizanais. Ir iš tikrųjų, jeigu dar žiūrėti tą 1941 metų situaciją, kuri šiandien buvo čia pateikta ir papasakota, tai mano kaip istorikės atsakymas būtų labai paprastas ir labai aiškus.
tai buvo kerštas už birželio 14 dienos pradėtus vykdyti trėmimus. Nes kaip tik atsirado galimybė tie žmonės, kurie buvo nukentėję nuo tų trėmimų, galbūt jų šeimos nariai, jų draugai buvo nukentėję nuo to teroro, jie nori atkeršyti, bet į Maskvą nenuvyksi Stalino, nenužudysi. Tai yra žudomi tie žmonės, kurie, nors kiek buvo susiję su ta pusė, į komjaunimą įstojo, dar kažkas tai buvo. Bet būtent į tai reikia žiūrėti ne asmeniškai priimti, bet tiesiog suprasti tos žmonės, tų žmonių motyvus ir kad tie žmonės savo ieškojo irgi psichologinio komforto, tie žudikai jūsų tų giminaičių irgi buvo psichologiškai sužaloti žmonės. Bet kaip tai pateikti visuomeniai ir parašyti į vadovėlius yra tikrai labai sunkus dalykas. Ir galbūt jūs man šiandien padės pasakyti, kaip prieiti tos visuomenės. Dabar toks kitas pavyzdys. Vėlgi, tarp jūsų tikrai turbūt yra toksai susiformavęs įvaizdis, kad Kęstutis labai yra geras gynėjas, geras karžygys, gynęs į Lietuvą nuo kryžiuočių. Tai dabar atsiranda naujas toksai istorikas, Darius Baronas, kuris yra tikrai šiandien tai jisai būtų garsiausias medievistas Lietuvoje, daug bendraujantis su vakarais, turintis jau tokią didelę istoriko patirtį. Ir jisai pasako, kad buvo visai ne taip. Kęstutis tikrai nėra laimėjęs nei vieno mūšio prieš kryžiuočius. Tai koks jisai tada genialus karvedys. Arba su to pačiu Pilėnų gynimu ir Margiriu. Vėlgi pas mus yra įauginta, kad tai yra, žodžiu, buvo garbinga mirtis ir taip toliau. O Baronas sako, kad Margiris buvo nevykėlis ir jisai nesugebėjo prieš kryžiuočius pasipriešinti ir už tai jisai tiesiog elgėsi net ir kaip žudikas, nužudo savo žmoną, o šaltiniai nesako, kad jisai pats nusižudė. Galbūt jisai net ir spūko, pabėgo, žodžiu, tuos savuosius išžudė. Tai vat, kai Baronas šitai parašė į internete, berods Bernardinuose ar dar kitose puslapiuose, iš karto Delfyje pasirodo straipsniai iš pagonių, ten tos visos asociacijos ar kitų tiesiog Lietuvos istorijos mylėtojų, kaip jisai šitaip gali juodinti mūsų istoriją, kaip jis taip gali rašyti. Ir vat ką mums dabar daryti, kaip į vadovėlius įdėti, nes mes žinom, kad Barono yra atlikti tyrimai, jie yra tikslesni negu buvo ankstesni. Bet visuomenė vėlgi to nepriima. Na ir dar vienas, trečias toks kontroversiškas pavyzdys, tai yra su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija. Vėlgi, mums visiems atrodo, kad tai yra lietuvių sukurta valstybė, kad tenai mūsų kunigaikščiai lietuviai joje vaidina patį, ten, žodžiu, didžiausią pagrindinį vaidmenį. Bet yra baltarusai, kurių buvo daugiau toje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje nei lietuvių. Ir jie kūrė visiškai atskirą savo istorijos versiją. Ir dabar gaunasi taip, kad mes žinom, kada Mindaugas buvo karūnuotas. Tai yra Liepos 6 dieną. Istorikas Gudavičius tenai atlikęs šaltinius, paskui dedukcinių tyrimų išmąstęs yra nustatęs ir mes šiandien švenčiam Liepos 6 dieną kaip valstybinę dieną. Nei vienas baltarusas to nežino, žiūri išpūtęs akimis, bet baltarusiai žino, kur Mindaugas buvo karūnuotas, tai yra Naugarduke. O mes to nežinom, mes sakom, kad jisai buvo karūnuotas Vorutui, bet ta Voruta yra tokia mistinė vieta, tai yra šaltinių per mažai, kad mes pasakytume tikrai, kurioj vietoje jinai buvo. Ir už tai mes sakom, kad tai yra atviras klausimas, o jų istorikai dėka interpretacijų kito požiūrio į šaltinius, jie tą žino. Tai vat vėl tai išeina ir už mūsų tautos tokį aukštesnį jau lygmenį, tarptautinį lygmenį, kaip žmonėm susikalbėti vieniems su kitais, su ta tokia skirtinga istorinė patirtimi ir skirtingų priėjimų prie istorijos. Ir ką daro šiuolaikiniai istorikai, ką, pavyzdžiui, daro mūsų katedros dėstytojai, tai normalūs istorikai
rašo savo istorinės knygas, sėdi archyvuose užsidarę, jie tame gyvena, bet jie nenori eiti į visuomenę, nes jie žino, kad jeigu išeisi į visuomenę, tai tuoj atsiras kokių nors garbingų senukų ar dar kažko ir jiem reikės atsimušinėti dėl tokių dalykų. Ir tas atotrukis tikrai yra ir aš matau, kad čia iš tikrųjų tai yra mūsų problema, istorikų. Mes turim eiti daugiau į visuomenę, bet mes tiesiog nemokam, kaip tai padaryti ir kaip mums tas traumas visas išsigydyti. Ir taip galima būtų pasakyti, kad iš tikrųjų mūsų visuomenėje galbūt trūksta tokio kritiško požiūrio į save, tokio požiūrio su jumoru į save ir į savo istoriją, nes kiekvienas žmogus nori atrodyti geresnis ir tada jis nori, kad ir jo istorija būtų kuo gražesnė ir kuo geresnė, ir būtent tą jos versiją nori matyti ir tai ne visada tik tai išeina. Ir tokia išvada būtų, kad iš tiesų istorijos mokslas yra be galo sudėtingas ir kaip mums reikia sukurti oficialią istorijos versiją vadovėliams skirtą, man pačiai irgi yra tekę būti vadovėlio autorė ir paskui kelis metus atsimušinėjom nuo visų tokių kritikų, kodėl mes rašom taip ar ne kitaip, ypač apie 20 amžiaus istoriją. Tai yra tokia nedidelė problema. Tai aš vieną savo dalį baigiau, jeigu jau taupom laiko, tai galiu tuo pabaigti. O šiaip tai aš šiandien ruošiausi pašnekėti apie Vincą Kudirką, bet tiesiog visi tie pasakymai tiek mane išmušė ir norėsiu pasakyti tai, ką aš pasakiau. Tai galiu tik tai trumpai keliais žodžiais. Tai, ką aš buvau namuose čia jums pasakyti. Tai iš tikrųjų mes turim tik tai Lietuvos istorijoje vieną knygą istorinę, kurioje yra pritaikyti psichologijos mokslo metodai. Tai yra Vytauto Kavolio Išeivijos kultūros istoriko sociologo knyga Žmogaus genezė apie Vincą Kudirką, apie mums visiems tikrai gerai žinomą ir tokį ganėtinai brangų žmogų. Ir dabar, kadangi jau tie abudu žmonės yra mirę, mes galim kitomis akimis jau į juos pasižiūrėti ir mes galim kelti problemą tos pačios istorijos objektyvumo. Kiek istorikas yra objektyvus, rašydamas apie tą istoriją, apie kitą žmogų. Ir kiek Kavolis, rašydamas apie Kudirką, kiek jis yra objektyvus, kiek jisai pats susitapatina su Kudirka ir jo pačio gyvenimo faktai, kiek veikia tai, ką jis rašo apie Kudirką. Iš tikrųjų, kai išvedi paralelės, tai, kad to susitapatinimo yra ganėtinai daug. Vienas toksai pagrindinis pastebėjimas būtų tai, kad ypač Kavolis ir Kudirka artimi yra ta prasme, kad abiejų religija buvo Lietuva. Iš tikrųjų, Išeivijoje, tose trauminiuose žmonėse buvo susiklostęs labai toksai savotiškas santykis su okupuota Lietuva. Jie tiek jaus geidė, tiek jiems buvo toksai didelis idealas, kad tiesiog tai buvo tarsi manija ir tarnavimas Lietuvai atstojo tarsi religinius ritualus. Tai galima kitaip pasakyti, kad lietuvybė tai buvo tapusi kaip ir religijos išraiškos forma. Lietuva tai buvo jų dievas. Ir lygiai tas pats yra būdinga irgi Kudirkai. Kudirka ten jam dar šiek tiek sudėtingiau buvo, nes jisai atsisakė kunigystės, to tikro tarnavimo katalikų bažnyčiai vien dėl to, kad tai būtų trukdę jam tarnauti Lietuvai kaip religijai. Ir jisai tampa tada tokios, galima sakyti, lietuvybės religijos atsidavusių kunigų, nes irgi jisai nesukuria šeimos, žodžiu, tampa vien į tą tikslą panirusių žmogumi. Ir Kavolis kelia tokią problemą, ko reikia žmogui, kad jisai taptų neužmirštamas. Bet iš tikrųjų, mesgi kiekvienas norim, dar kaip mes jau būsim mirę, tai apie mus kažkas tai žinotų, dar bent taip pratęsime tą gyvenimo iki to paskutinio teismo ir kalbėti apie tą biblijinę istoriją. Tai Kudirka manė, kad tas jo požiūris mirti irgi buvo susijęs su tuo tikėjimu
savo darbų nemirtingumu. Tai kad būtent tas visas darbas lietuvybei jam yra iš tikrųjų brangiau už gyvenimą. Ir savo gyvenimo pabaigoje, kuomet jisai savo rankraščius patikė vienai moteriškai, tai jisai tiesiog taip ir pasako, kad tai yra mano visas gyvenimas, tai yra mano turtas, reiktų praganysi spaudos draudimo tais metais, na tai viskas, kada manęs nebebus, aš būsiu miręs. O dabar aš mirštu, tada aš gyvensiu. Tai Kavolio požiūris irgi yra labai panašus. Ir iš tos jo visos elgsenos mes irgi galim pamatyti, kad jisai irgi susitapatino su Kudirka šia prasme, bet jo tik tiek, kad Kavolis buvo labai žymus profesorius, tai jo knygos buvo spausdintos, čia tai tiesiog kita situacija. Kitas dalykas, ką Kavolis nagrinėja savo knygoje, tai Kudirkos santykis su katalikybė. Čia labai yra vėlgi įdomios Kavolio įžvalgos. Bet tik tai vienas čia yra kabliukas tas, kad Kavolis pats buvo protestantas. Kitaip tariant, jisai buvo laisvamanis, bet išugdytas protestantiškoje dvasioje, nes jo tėvas buvo protestantų pastorius, to Kavolio. Ir už tai, manau, kad Kavoliui buvo sunku suprasti Kudirkos katalikiškumą. Ir pas šitoje knygoje yra tokios išvados, kad Kudirka irgi turėjo to tokio protestantizmo bruožų, nes Kavolis studijuodamas Kudirkos raštus matė, kad Kudirkos tuose raštuose yra ganėtinai dažnai minimas kenčiantis Kristus, bet niekada neminima Marija. Ir žodžiu, kadangi pas protestantus Marijos garbinimo nėra, tai jisai tokią išvadą ir daro. Bet taip giliau pažvelgus, matosi iš tikrųjų, kad Kudirkos gyvenime buvo daug tokio labai gražiai Kavolio ir parodyto motiniškumo, seseriškumo įvaizdžių, kuriuos iš tikrųjų galima susėti su mergelė Marija ir netiesiogiai galima pasakyti, kad iš tikrųjų pas Kavolį yra tos Marijos garbinimo tiksliai, nėra taip aiškiai išreikštas. Bet Kavolis, žodžiu, to nemato jau. Jisai žiūri pro savo protestantišką prizmę. Tai vėl, kaip istorikas gali būti objektyvus, jeigu viskas yra nulemta jo pasaulėžiūros. Dar Kavolis tyrė Kudirkos emocinį gyvenimą ir nustatė, kad jam buvo būdingos gilios, tačiau statiškos, neaudringos emocijos. Tai yra toks, jisai buvo tipiškas lietuvis. Jeigu lietuvių charakterio bruožus psichologinius pasižiūrėtume, tai Kudirka atitinka juos. Ir dar vienas yra įdomus dalykas tai, kad Kavolis nekalba daug apie Kudirkos seksualumą. Tai, pavyzdžiui, iš tikrųjų mūsų šiuolaikiniai visuomenė būtų aktualu ir įsivaizduoju, jeigu šiuolaikinis istorikas parašytų, neabejotinai paskirtų tam daugiau dėmesio. Bet tai irgi matom, kad jau Kavolis yra kitos kartos žmogus. Ir tik tai tokios yra studijoje paminėjimas, kad Kudirka emociškai nereaguoja į moteris, kad nepasitikė žmonomis, nes mato iš aplinkos, kad jos po vedybų kontroliuoja savo vyrus ir taip atitraukia nuo lietuviškos veiklos. Tai yra vėlgi viskas yra suvedama į tą lietuvišką veiklą. Na ir dar randa Kavolis, kad Kudirka buvo darboholikas ir maksimalistas, kad jisai buvo labai nekantrus, labai degė savo to darbą, kaip tai padaryti, tai yra tokie ir neigiamą atspalvį jo charakterio bruožai. Ir vienas jau toks paskutinis gerai Kavolio studijoje išryškintas Kudirkos bruožas, tai yra socialinis talentas. Dėl ko Kudirka tampa lyderiu, tai iš esmės būtent dėl šito socialinio talento, kad jisai labai gebėjo gerai bendrauti su žmonėmis, juos palenkti savo pusę ir tapti lyderiu. Tai yra jisai labai komunikabilus žmogus, tai galima pasakyti. Ir dar kitas dalykas, kad jisai buvo visiškai nustūmęs į šoną materialius dalykus. Tas jam visiškai nerūpėjo. Tai tokia būtų išvada, kad jeigu žmogus nori būti nemirtingas, ta prasme kažką tai palikti gyvenimą, tai jisai turi būti nematerialistas, turi turėti savo religiją, kažkokį tai tikslą, kaip Kudirka turėjo lietuvybę ir jo siekti. Tai tokia buvo Kavolio išvada.
Ir jinai, šitie jo pritaikyti psichologijos metodai, jisai čia pasinaudoja daugiausia psichoanalizę ir Freudų. Šitie metodai iš tikrųjų praturtino istorijos mokslą ir mes Kudirką pamatėme visai kitoje šviesoje, negu kad tokiuose tradiciniuose istoriniuose veikaluose. Bet šitas veikalas tąsos neturi, žodžiu, kitos knygos, kurioje būtų pritaikomi psichologiniai metodai, dar niekas neparašė. Ir, žodžiu, ar tokių bus neaišku. Tai va, turim du tokius dalykus, kad šiuolaikinė istorija yra tikrai tokia labai ganėtinai serganti ir kiek jinai gali adaptuoti to psichologijos mokslo metodų, tai vėl ganėtinai diskusinis klausimas. Ačiū. Gal klausimų yra? Tai aš turiu klausimą. Kaip jūsų manymu, tarkim, man eiliniam psichologui ieškoti tos istorinės tiesos? Nes jeigu aš noriu savo asmeninę tiesą sužinoti, aš einu pas psichoterapeutą ir nutikiu, kad vis dėlto dauguma bus ganėtinai objektyvus mano atžvilgiu ir aš ten besikapstydamas atrasiu. O vat kaip, kur atrasti istoriką, jeigu aš noriu pasikonsultuoti? Iš tikrųjų, tai, manau, visai yra įmanomas dalykas. Bet kaip? Istorikai jums gali surasti faktus, būtent tuos, kaip jūs skaitėt ir sovietiniuose tuose vadovėliuose, ir jums pateikti, kad tą ir tą dieną vyko tas ir tas. Kitą dieną buvo taip ir anai, buvo ten toks ir toks dokumentas, jo toks ir toks turinys. Bet jūs rašydama savo istoriją, interpretaciją turės vis tiek įsidėti pats. Nes jeigu įdės ją istorikas, tai bus istoriko interpretacija. Kitaip kiekvienas žmogus žiūri į tą istoriją. Čia ir yra istorijos mokslo objektyvumo problema. Bet šiaip yra sakoma, kad filosofija yra ne mokslas. Tai istorija irgi iš tos griežtos tiksliųjų mokslų pozicijų žvelgiant irgi yra ne mokslas, tai filosofija tam tikra gyvenimo. Nežinau, kas pasaulėžiūra. Jeigu sakykime, istorija ir filosofija yra mokslai, tai tos mokslo argumentai. Bet čia nėra tokių griežtų ribų, mes negalime pasakyti, kad yra taip ir taip. Netirsim. Žmogaus mokslai yra tie, kurie dėsnių neatranda. Tai mes turėtume, žmogus jisai veikia ne pagal dėsnius, jisai yra kaip ir laisvas. Šiek tiek. Šiek tiek yra laisvas. Tai irgi dėsnis, kad šiek tiek. Ir šitą tiesiog yra visai kiti principai. Ir jeigu tiek istorija, tiek filosofija stengiasi kopijuoti gamtos mokslus, tai tada be jokios abejonės jie atsiduria krizėje. Dėl to kopijuoja kitus mokslus metodus. Taip, iš tikrųjų taip. Sutinkam, kad yra mokslai ir ne, vienokia kitokia posūkio ar kampų ir principai, bet matyt pasiliksim prie to, kad filosofija ir istorija ir psichologija, palikim kol kas mokslais, kad ir kaip ten gal nepritaikom tų tikslių metodų. Iš tikrųjų, ačiū labai Vaidai už pranešimą. Supratom, kad ir istorikam matyt ta psichologinė pusė reikalinga ir psichologams istorinė taip pat. Ir galbūt tas bendravimas gali tęstis ir tokiam gilesniam ir platesniam lygmenį, kaip ir Evaldas minėjo savo pranešime. Iš tikrųjų, yra vietų, kur netgi labai konkrečiose veiklose gali susijungti ir praktiškai, ne tik tai, sakykime, teoriškai ir konferencijų lygmenį. Tai manau, kad tas bendradarbiavimas tikrai ir toliau bus ir galbūt netgi bus toksai inspiracija intensyviau pradėti tą bendravimą, gal netgi ir pačioje VDU terpėje, kur yra abidvi katedros ir psichologijos ir istorijos, ar ne, tai tokio kažkokio, tai galbūt atsiras naujų aspektų tame bendravime. Tai ačiū labai.